Sveiki visi ir kas sekat mano Instagramą, Gabida Link, tie turbūt žinot, kad gavau labai netikėtą PR vakar. Tai šiandien nusprendžiau padaryti unboxingą. Nuo PR aš gavau iš Pink Pom Puff. Štai taip atrodė dėžė. Kas followat mane Instagram'e, kaip ir minėjau, tie jau matė. Kaip aš gavau šitą PR yra realiai crazy, nes aš gavau DM iš Pink Pom Puff per Instagram'ą. Ir man parašė ownerė šito brando, nežinau, buvo 50-50, kas žino, kas nežino šitą brandą, prabalsavot per Instagramą. Bet žodžiu, kas žinot, tiem bus crazy, kas nežinot, nežinau, gal bus vis tiek įdomu, bet žodžiu, ownerė, kurios vardas Lily, šito brando, pasirodo yra lietuvė. Aš grinai tokiam šokė buvau, nes jis man tokia parašo labas. Na, aš matau, kad man parašo Pink Pom Puff brandas ir ten pirmo žodis yra labas. Ir aš tokia, what? Žodžiu, bet labai laukiau šitos siuntos, tai padarykime unboxingą. Šitą siuntą atkeliavo iš LA, man rodos. Žodžiu, ir ką aš turėjau dar pasakyti. Aš turėjau galimybę išsirinkti kažkokį hoodį. Tai nežinau, ar jums patiks mano toks pasirinkimas ar ne, bet man jis labai patinka. Žiauriai šiaip cute dėžė. Aš esu kaip tik ant to side of TikTok, kur yra tas visas influenceris, kurios negyvena, bet yra tie visokie glow house parties ir panašiai. Tai labai įdomu. Nes aš dabar jaučiuosi, kad aš nežinau, aš jų kaip merch nešiosiu. Ok, tai hoodžio reveal. Tam-dradam. Tada. Ok, čia turbūt labai netikėtina spalva, sakyčiau. Štai taip atrodo front, tokia palmė. Ir štai taip atrodo galas. Žodžiu, visą laiką estetiškai man labai atrodė šitie hoodžiai. Šiaip labai norėčiau to bordinio hoodžio, kur yra Embry ir Pink Pom Puff kolabo. Bet, jie buvo išparduoti, tai išsirinkau šitą. Nežinau, kažkaip pagalvojau, kad iš visų gal rožinės spalva tokia per daug basic, tai norėjau kažkokios įdomesnės. Ir jo, žinokit, aš taip ir maniau, kad jie bus tos pačios kokybės, kokie jie ir yra. Ir tokie patys puffy, kaip aš ir įsivaizdavau. Ok, tada štai taip atrodo hoodis. Žiauriai cute, aš dabar labai tokia jaučiuosi LA girl. Kaip manote, ar mane priimtų į glow house ar ne? Nerealiai, hoodis yra bombinis. Ok, taip gal labiau matosi ta spalva, bet yra tokia tamsiai mėlyna ir jinai tamsesnė. Jinai kažkodėl per kamerą atrodo labai tokia ryški, bet jinai iš tikrųjų yra tamsesnė. Bet žiauriai cute, toks žiauriai LA vibas, labai toks vasariškas vibas. Ir pažiūrėkite, dar čia yra toks seashell. Pažiūrėkite, kaip cute atrodo. Čia yra M dydis ir jis tiesiog perfect atrodo. Ačiū labai Lily. Labai cute hoodis ir love you Lily so much. Na, štai ir viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą mano PR unboxingą. Ir visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.